fizinio ugdymo mokytojai. Labai daug montavimo. Ir mes einame į 3 aukštą. Labas rytas. Labas rytas, dabar mes esame 1 aukšte ir laukime pamokos. Lietuvių pamokos. Taip, lietuvių pamokos. Taigi sveiki, šiandien mes padarysime jums mokyklos turą. Čia yra valgykla. Taip, taigi čia galite susipažinti. Čia mūsų gyvena direktorius, ten raštinė yra, taip, čia posėdžių salė, ten prieki galime matyti taures, kurias laimėjo kažkas. Gimnazijos mokiniai. Taip, čia fizinio ugdymo mokytojai. O čia yra poilsio zona. Čia yra poilsio zona. Dabar kilsime. Man tiesiog yra kryčkai. Mūsų operatorė tik kavos nenukrito, bet viskas gerai. Spintelės. Taip. Čia va yra skelbimų lenta mūsų, kur sužinome visas naujienas, kokių nebus mokytojų. Čia yra 2 aukštas, jeigu Čia nežinote. yra mokytojų kabinetas. Kambarys. Kambarys. Na gerai, Kambarys. tebūnie. Ten už operatorės yra aktų salė. Palauk. Iš pirmo yra mokinių taryba, kur sėdi mūsų draugė viršininkė Evelina. Kurį ten beveik nesėdi. Sveiki visi, tai pasikeitė šiek tiek viena vedėja laidos. Taip. Ir dabar esu aš Edvina vietoj Karolinos. Ir mes einame į 3 aukštą. Taip. Parodysim jums gal pradžiai einam laboratorijas. Ja galima naudotis tik tais nuo šių metų. Tai pažiūrėsime, dėja negalime eiti į vidų, bet parodysime, kaip atrodo duris. Jo, aš galiu tik pritarti. Man iš kairės yra vienas lietuvių kabinetas, kuriame laikė tarpinį patikrinimą lietuvių, tai buvo C grupė. Ir einame toliau. Čia buvo anksčiau sporto kabinetas, o dabar tai yra ugdymo karjeros kabinetas. Ir einame prie mūsų žadėto naujojo kabineto. Tai yra laboratorijos kabinetas. Kamilė, gal tu nori prisijungti? Žinai, man užtenka. Taigi, užeikime pasižiūrėti mergaičių tualeto. Nieko nėra, galite užeiti. Come here. Taigi, čia kaip matote yra mūsų tualetai. Biškai pridarysiu, žinot, kad atrodytų geresnis vaizdas. Čia jau pasidarbavo mergaitės. Šiuolaikinis mūsų jaunimas augantis. Baisu, tiesiog baisu. Nieko įspūdingo, kiek žinau, rengs tas, palaukit, dūmų detektorius ir gaudys veiperius. Čia galite matyti, kaip Karolina gražinasi prieš veidrodį, nors ne ir taip gražiai nereikia gražintis, bet aš ir tai myliu. Pas mus neseniai pastatė spinteles, kurias galite matyti čia. Po dešinę, labas rytas, vaikai. Tai va, čia vėl spintelės, mokiniai deda jas daiktus. O čia galime matyti, kaip pasislepia nuo mokytojos Karolina. Jinai bėga, tiesiog nuo mokytojos bėga, nes jinai bijo ir neis jos pamoką. Ne, vis dar stovi. Gerai, dabar lipame į 1 aukštą, manau, pas kitus draugus, kurie mūsų sėdi ir laukia. Kaip noriu valgyti. Mano šiandien tokia sunki kuprinė ir taip tiesiog sunku vaikščioti su ja. Jau praėjo 4 pamokos ir atėjom papietauti. O čia jau galite matyti, kad ėjau į kitą pamoką. Tai po pamokų ėjau pas draugę, tenais pabuvom apie valandą laiko, jos išvažiavo savanoriauti, o aš dar valandą laukiu, kada varysiu į kirpyklą, nes varysiu kirptis plaukus. Tai kadangi šitą savaitgalį turėsiu labai daug montavimo ir daug darbo prie kompiuterio ir dabar turiu laisvą laiko ir telefonas įsikrauna, tai dėl to dabar tiesiog darysiu namų darbus ir taip paskui pasiliksiu savo mažiau darbo. Išplovė galvą dabar ir sėdžiu su kauke. Sakė 5 minutės, dabar laukiu. Tai dabar jau ką tik iš kirpyklos einu iki autobuso. Šiaip nemažai pakirpom ilgį.
Tai grįžus namo daugiau nieko nebeprifilmavau, nes montavau vakarykštį video, o dabar noriu su jumis atsisveikinti ir ate iki kitų vlogų.